Einame pas Petrašiūnų seniūnijos seniūną Algimantą Vilkevičių. Labą dieną. Sveiki, gerbiamieji. Mano vardas Gintautas Gutėnas, aš esu viešosios įstaigos Gera bendrija steigėjas. Aš gal čia pastovėsiu. Kęstutį pažįstat? Kokį Kęstutį? Mane. Kęstutį Urbaną, jis buvo pas jūs. Mes irgi buvom susitikę. Gerbiamas seniūnė, O dabar šitas filmavimas, dabar prie ko dabar? Pateik tą dokumentą. Filmuoti galima viešai asmenį. Viešą asmenį. Va, prašau, nusižiūrėkit. Taip. Čia yra Teisingumo ministerijos nutarimas, leidžiantis filmuoti viešuosius asmenis jų darbo metu. Gerai. Gal man pasišukuoti? Galit kažkiek pasišukuoti, jeigu yra poreikis. Taip. Kauno dienoj šiandienos, tai yra 2010 lapkričio 15 dieną, išėjo straipsnis. Taip. Bendrija valdo namą, o bendrija klaustukas, kuriame yra jūsų pasisakymas. Taip. Jūs teigiate, kad VŠI Gera bendrija ieško savo palankios veiklos nišos ir, cituoju jūsų žodžius, žiūrint per verslo prizmę, galvočiau, kad vilioja ne lėšos gaunamos už namo administravimą, o galimybė vykdyti namo renovaciją. Taip. Sakykit, iš kur dabar, kokiais faktais remiantis jūs padarėte tokias išvadas, kad VŠI Gera bendrija nori, gali ar siekia vykdyti kažkokias renovacijas? Aš galvočiau, kad, reiškiasi, Gera bendrija su savo gerom idėjom, reiškiasi, kaip su kolega mes šnekėjom, reiškiasi, jūs jau pas mus, reiškiasi, turėjote kontaktų su Kalantos gatvės namų bendrija, kur, reiškiasi, buvo pasimėtam teismuose kažkokie ten variantai, kur buvo renovuojama, ne? Planuojama. Kaip jūs sakėt, pas mumi buvo teismuose? Ne, jūs dalyvavote, kur yra, to aš pasižiūrėsiu, reiškiasi, nu žinot, Kalantos 100. Kalantos 119 puikiai žinome, bet tuo metu, kai mes su jais bendravome, viešosios įstaigos Gera bendrija nebuvo dar įkurtos. Tai aš nežinau. Jau jūs teisingai sakot, jūs nežinot. Tai kodėl jūs teigiat tokius dalykus, kurių nežinot? Palaukit, aš tik sakau, mes šnekam, jūs manęs paklausite, leiskit man pasakyti, reiškiasi, aš jums sakau. Tai reiškiasi, kad mes, reiškiasi, šitoje vietoje pasiėmė, buvo gera valia, geri norai, reiškiasi, su 119C. Reiškiasi, ir buvo, reiškiasi, tiek man tekę bendrauti, reiškiasi, su bendrijos pirmininkė ir visą kitą. Reiškiasi, jūsų irgi ne vien tik tai valdyti kažką tai padaryti, bet ir dalyvauti, pastatyti namą, reiškiasi, atstatyti renovacijoje. Kadangi jis tą praėjo, ar ne? Aš iš karto klausiu, toliau. Ta prasme į temą. Paskui į temą pasakysiu, man 16, reiškiasi, irgi buvo, tai reiškiasi, kažkokie tai judesiai, susirinkimai, reiškiasi, su bendrijos pirmininkė, kur pas mane, reiškiasi, irgi buvo atvykę bendrijos pirmininkė, kvietėsi man, reiškiasi. Ten tas namas yra sudėtingas, mano praktikoje, reiškiasi, kaip aš pradėjau čia administruoti. Mes su tuo namu turėjom tikrai didelių problemų, net buvo ir tokių dalykų, reiškiasi, prieš 7 metus, kada buvo šalta žiema, ten irgi buvo ten tokio šildymo, dar mano keramikai priklausė, ten mes viską ten praėję, vargus ir kelius ir visą kitą. Ir, reiškiasi, kada bendrauji su žmonėmis, iš kur va ta intencija, kad, reiškiasi, ir apie renovacijas, apie visą kitą. Tai, reiškiasi, yra žmonių, reiškiasi, jūs patys jiem irgi, reiškiasi, aš jų neprilipdysiu, tas, kas pasakyta, reiškiasi, yra, kad žmonės, reiškiasi, nori atvykti, pradėti valdyti, reiškiasi, administruoti, atsiprašau, ne valdyti, bet administruoti namų bendriją, žadėdami, kad bus sutvarkyta, reiškiasi, mokesčių sistema, kad žmonės žinos, reiškiasi, už ką moka, kaip moka, ir perspektyvoje, reiškiasi, jie galės, reiškiasi, ir paruošti namą renovacijai. Vadinasi, aš dabar kol tą temą, aš tą temą pajaus trumpai. Dabar su šitai žmonėm pasirašęs esu aš sutartėlę. Taip. Aš sutartėlę iš tiesų pasirašęs. Taip. Mes bendravom name. Taip. Kažkada į susirinkimus jūs kvietėm. Aš trumpai tokia istorija. Kvietėm, bet jūs nevažiavo, atvažiavo Kerbedis, jūs pakvietė, jūs atvažiavo. Tada aš pakviečiau Buškevičius, sakyk, tai yra buvęs namo. Buvęs namo Kerbedis.
Aš pakviečiu Buškevičius, kad kažkas atvažiuotų iš valdžios, pasižiūrėtų, kaip tai viskas vyksta. Aš jums tada irgi sakiau, kai vyko susirinkimas, pažiūrėkit, kokiais būdais vyksta susirinkimas. Aš mačiau. Gerais būdais. Ką aš noriu tam name? Aš noriu tam name, jeigu yra mano turtas, jeigu iš manęs prašo pinigų už tą turto valdymą, aš noriu žinoti, kur tie pinigai eina ir kaip eina. Man tų popierių niekas neduoda. Ar jie taip gali? Negali. Aš šitas dalykas, aš dabar iš karto vartoju. Aš buvau paprašęs, nes nuo šių metų aš negaudavau net lapelių apsimokėti. Aš tada paklausiu, kodėl jūs man neduoda lapelius. Man pasako, taip, aš vėlai anksti išvažiuoju, vėlai grįžtu. Jie mato, nemato. Dabar sekliai paaiškink, kokie lapeliai ir kas tau tai pasakė. Dabar yra kaip. Kada aš per buhalterį pasakė, ar kas? Valdybos susirinkimas, man atrodo, buvo. Tai kas buhalteris. Dabar kada aš paprašiau buhalteris, kada buvo pirmininkė, aš paprašiau, kad man pateiktų sąskaitą. Kiek aš skolingas, ką aš mokėjau. Nes aš moku tik per banką, nes jie renka pinigus taip ir nežinau, kur jos deda. Grinais pinigais renka. Pasakė man buhalterė, kad mano lapeliai yra pas ją. Aš sakiau, kodėl jūsų lapeliai pas jūs? Mano lapeliai pas jūs. Kodėl aš negaunu apsimokėti? Aš sakau, jūs nori dabar, kadangi aš iš jūsų reikalauju dokumentų, reikalauju, kad jūs kažkokią atsakomybę duodame, jūs specialiai nors kokią man savimą dar kažkam paduoti. Ne, mano lapeliai, tu čia negyveni, tave čia nieko, sakau, pas mane tvarkinga pašto dėžutė. Jinai yra užrakinta. Jūs įmestis, aš apmokėsiu, nes dabar šiai dienai sakau, aš moku maždaug iš lempos. Pažiūriu, ir perledu pinigus, nežinau kiek. Realiai po to, kai aš paprašiau šito, jie netgi nematė 2 mėnesių mano pavedimų. Jie man išrašė tos lapelius, kur aš skolai. Čia yra smulkmenos iš tikrųjų. Čia yra smulkmenos, bet klausykit, kolega, palaukit, čia visiškai jūs dabar aš suprantu. Tai šitoj vietoj aš nesu kompetitingas, jums dabar aiškinti atsiskaitimus. Yra namų bendryje, ar ne? Jinai yra registruota pagal asociacijų įstatymą. Apie ką? Daugiabučių namų savininkų bendrijos įstatymas. Ten viskas yra taip. Valdomasis organas yra valdyba, yra pirmininkė, ar ne? Yra aukščiausias organas, yra susirinkimas. Aukščiausias organas yra susirinkimas. Visi gyventojai, reiškia, turi teisę gauti informaciją, kreiptis į valdybą, valdybos sprendimai. Iš šalies nei gera bendryje, nei seniūnas, nei kažkokie treti asmenys. Namų bendryje tai tas pats, mano supratimu, namų bendryje tai tas pats, kaip privatus ir nuosavas, kaip ir nuosavas namas. Vyrai, aš nežinau dabar, apie ką mes dabar šnekame. Ką jūs dabar norite? Palauk. Ne, pakeliai. Gerbiamas seniai, klausimas yra vienas labai paprastas. Dėl jūsų pareikštų teiginių. Aš grįžtu prie renovacijos. Kas jums leido suprasti, kad mes norime daryti renovaciją? Jeigu mes asmeniškai ne vieną, ne 2 ir turbūt ne 5 kartus teigiame, kad mes neturime nieko bendro su jokių renovacijų darymais, niekada to nesiekėme, niekada to nenorėjome. Kad negaišinti jūsų laiko, kad negaišinti jūsų brangaus laiko, reiškia, aš galvočiau taip, reiškia, yra 2 keliai, ar ne, kad būtumėt jūs patenkinti, reiškia, tai yra tokia galimybė. Aš pasikonsultuoju, reiškia, su mūsų teisės skyrium, reiškia, ir aš atspausdinu paneigimą. Labai teisingas požiūris. Toks, ar ne? Labai teisingas požiūris. Reiškia, aš blogai pagalvojau, reiškia, neteisingai pagalvojau, reiškia, apie gerosios bendrijos, reiškia, darbą. Reiškia, jie neturi šitų tikslų, mes galim net ir paderinti tekstą, kad jūs neturite šitų tikslų, reiškia, jūs einate į namų bendrijas tik tai su kilniu tikslu, norėdami jas administruoti. Ne administruoti, o konsultuoti. Administruoti mes neturime teisės, mes neadministruoti. Ne, tai gerai, tai mes suderinsim va tą, reiškia, jeigu jums reikia va šito paneigimo, reiškia, jisai bus. Žiūrėkit, kalbėkime atvirai, paneigimo reikia ne mum, ne kažkam, o reikia gyventojams Kauno, kurie dabar po šito straipsnio susidaro klaidingą nuomonę apie mūsų veiklą.
kadangi renovacija, kaip bebūtų gaila, mūsų žmonių akise yra baubas. Baubas. O čia yra didžiausia ir problema. Šituo straipsniu mums yra Dar padaryta neskaičiau. labai didelė žala, kadangi jis yra tendencingai nukreiptas prieš mus ir visur pasisakymai surinkti tokie, kad mes ateiname daryti renovaciją. Nors mes niekada to nedarysime. Gerai, aš kaip viešas asmuo, reiškiasi, sakau, aš turiu pasikonsultuoti, reiškiasi, ir tikrai aš visai sutinku, reiškiasi, aš visai neprieštarauju, reiškiasi, jeigu reikalingas paneigimas, jisai bus. Jis būtinai reikalingas. Viskas, nu mes taip ir tarim. Kada mes galėtume laukti? Tai aš sakau, aš nesu Kauno dienos, reiškiasi, va, tai, kaip sakytum, akcininkas ar savininkas. Aš tikrai, reiškiasi, kreipsiuosi, reiškiasi.